Sveikisi. Šeštadienis. Važiavome į kaimuką. Šiandien planuose. Reikia sukonstruoti ekologinių eketėlių laikiklį. Nusipirkau sekciją tokią. Atvežė praeitą savaitę. Nu, tai kasdieniai darbai darbeliai. Pasileisinsim višteles. Eisim pažiūrėti, kur mūsų katytė. Kažkur kniaukia katinas. Einam ieškoti, kur jisai. Vėl prilyjo, vakar toks geras oras buvo. Vėl šlapia, vėl buzinas. Vakar buvo elektrikas. Veduosi elektra 3 fazių galingesnė. O, kaip gerai palyjo. Va, pilnas griovys. Tai buvau paskaičiavęs, kad reikia 100 metrų laido. Dėl viso pikto užmečiau 20, užteks. Užteko, va, iki čia, va, dar, reiškia, dar 10 pritruko. Tai reiškia, reikia visą laiką žinot, kad jeigu kabelį skaičiuoji, reikia skaičiuoti plus 30%. Katytė, labas, katytė, labas, kaip tu gyveni? Va, tu būsi žvaigždė, katytė, taip? Aha, einam, mėstį duosim. O, durytės. Susirinkom darbo drabužius. Važiuosim pas kaimyną ekologinio eketėlių konstravimui. Gal reikės į Kauną nušokti nusipirkti trikampį laikiklį. Oras bjaurus, laukia dirbti nesinori. Kadangi kaimo bendruomenė yra draugiška, ką jau minėjau praeitame video. Tai mane priima į tokį garažą, kurio aš dar čia neturiu vietoj. Tam pas žmogų yra visa įranga, turi visą, ką reikia prie konstravimo darbų. Tai kad šiandien tegul tas betonas, kurį praeitą dieną užbetonavim, stengsta toliau, o mes važiuojam darbuotis. Liūgą vištelėm palikom. Reikės po to nunešti dabar. Dabar važiuojam dirbti. Vištelės palauks. Malesintas, tai taip neblogai yra. Lekiam pas kaimyną. Grįki, labas, grįki. Labas, grįkis. Geras šuniekas. Lekiam į Kauną. Į raudoną parduotuvę nupirksim trikampį, tokį vilkimo. Bus daug greičiau. Nes kol ten kažką, aišku, galima namie prisikonstruoti, bet kol prisikonstruosi, praeis pusė dienos, tai aš nuo Kauno 40 minučių. Pirmin atgal biškį daugiau kaip valanda, nusiperku greitai. Ir bus daug paprasčiau, daug greičiau. Ir dienos bėgi manau, kad padarysim rėmą, viską, po to parodysim. Nupirkom. Va, trikampiukas. Nelengvas. Konstruosim. Varom namo. Grįžom iš Kauno. Buvom iki Šidorės išsivažiavę. Nupirkom vamzdžio. Juostas. Tuo atnešiu parodysiu. Konstruosim eketėlės. Va, šitą vamzdžio bus pakaba. Tada išlenksim juostelės, kad laikytus. Turėjau namie šitą vamzdį. Per trumpas reikia ilgesnį. Nupirkom kitą. Šitą į atsargas čia nusimesim. Tada va čia va, išlenksim šitą tokį laikiklį. Op. Ir kitoj pusėj gale laikiklį. Tada atnešiu. Parodysiu. Labai vėjas pučia. Gali būti garsas. Garsas gali būti blogas. Labai vėjas pučia. Tada dar turiu trikampį. Užsidarom duris, kad kokį katiną namo neprasivežt. Trikampį va dar čia turim nupirkę. Tai nereikės galvoti, kaip čia prie traktoriuko. Tai čia nieko sudėtingo tokio nėra. Reikia tiesiog va taip kažkaip sumontuosim. Va čia užmauksim gal netgi. Sugalvosim, kaip čia padaryti, užmaunam. Opa, ir reikia tik taip jaut, šlifuoti, virinti ir bandyti. Tai einam darbuotis. Reikia pamatuoti, kiek galim, kiek jis nuo žemės pakelia. Žinosiu, kaip paskaičiuoti. Kai čia gauna 70. 70 nuo žemės iki pilno pakelimo. Reikia atsipjauti 2 gabalus po 50 cm juostos. Taip, jaunimas ieškom akinių.
Kur akiniai? Kas matė? Šį kartą pasakysim taip. Nekartokite to namie. Pjausim be akinių, kaip nors jau čia išgyvensim. Gerai, reikia sulenkt. O! Negerai kampas. Dar aukščiau. Parodė kaimynas, kaip reikia. Dar? Dar biškai. O! Ašgi sakiau, kad nėra nieko, ko negali padaryti su plaktuku. O! Tai taip. Aš sutinku. Aha. O tai va, matai, dabar čia reikia dar jį va. Išlygsim dabar tai, va, Kęstutis gerai daro. Mindaugai, va, nereikia nieko čia tenkint. Va, aš jau supratau, ką Kęstutis nori padaryti. Vo, užteks vietos. Užteks, davai dvėsi. O. Dabar rinkolk. Reikia prilaikyti. Tik dabar žiūrėk, kad negautum spiroklės į viršų. Kaip čia buvęs? Pavyko. Labai gerai. Antras. O, va, kaip čia jį dar reikia, kad jisai įsitrauktų. 9 mokėsi durnas miršti, taip? Taip. Reikia dabar nupjauti per ilgus galus. Gerą turėt gerą kaimyną, kuris priima į dirbtuves. Opa. Akinių neradau. Praeituros jau čia liepiau nekartoti to namie. Nekartokite dar kartelį. A nieko, tai gal taip bus. Aha. Nu tai va. Gerai, nupjausim. Nekartokit namie, trečias. Taip, užbriešim dabar centrus. Tai viskas labai greitai. Nieko neduoda man padaryti. Rūksta dūmas. Netepsi, nevažiuosi, tuoj patepsim. Ojai. O ko iš šitaip nenori? Da. O, kaip norėjo. Labai gerai. Labai gerai. Važiuojam prie didesnių staklių. Jungiu? Aš. Bandom. Jau bando, jau ketina. Ha. O, nuvėjo. Dam paprasuks, taip, kad maža nepasirodys. Ojai. Opa. Dabar šitas teisybės valandėlė. Pasižiūrėsim, ar aš gerai sumatavau, nes jeigu blogai, tai Kęstutis blemba, tai matau daug gražių žodžių pasakys. Viskas gerai, Kęstuti? Nu, nežinau, ar bus geriau, bet bus gerai, kaip visada. Kitaip nebus. Kitaip nebus. Šiandien turim šeštadienį, Elektrėnuose ledo ritulio varžybos. Važiuojam, pažiūrim ledo ritulio varžybos, pasargam už energiją. Grįžim, pabaigsim. Nieko nedaryk šiandien, jeigu gali padaryti rytoj, ir nieko nepalik rytdien, jeigu gali suvalgyti šiandien. Nu tai iki rytdienos. Dar truputį būtų pataikęs. Nieko tokio laimėsim kitą kartą. Net laimėjom. Reikės padėkoti komandai. Sveiki, sekmadienio rytas. Atvažiavom, baigti darbų. Reikės labai tvekėtėlis. Vakar pasirgom už energiją. Gerai, kad nesisirgom. Tai čia reikės 16 laštų. Ne, reikia visi yra pirti. Tai įsivaldosim vėl bendruomenės kainų pagalba. Pakėlėm ranką. Kaimynas jau išėjo ieškoti. Manau, patars. O po to reikės atsidėkoti. Per parduotuvę. Tai biškiai gal negerai sumatavom, pas vos reikia po vieną galiuką pritrumpinti, tai akinių taip ir neradau, dar kartelį pasikartosiu, nekartokite namie. Reikia pakeisti akumuliatorių. O, net garsas kitas. Gerai. Arba šitas per trumpas. Kaip dabar bus?
Oi. Nu ir iš manęs meistras. Reikės kilstelt, bet ne, reikės pakelt. Vos reikia pašlifuoti geriau įsidėti. Reikės geriau pašlifuoti, nenupjauti. Atėjo kaimynas atnešė varžtus. Sakiau, kad bendruomenė gera gyventi. Bet žiūrėk, dar reikia pašlifuoti? Kurį reikia? Šitą gal dar šlifuojam? Nu, davai, pašlifuojam dar biškį. Kaimynas liepia šlifuoti, reiškia šlifuos. Kaip jūs nesusirgote po vakar sirgimo už varžybas? Tai gal tada galima dėti ir be paveržlės, nu. Susuksim tai be paveržlės. Reikia dar vieną raktą, čia sunkiai sukas. 24. Gal ir 22, nes vienas matai va. Ne, va čia va ir 24, ir čia 24. Va, vienas yra 24. Čia kitoj pusėje bus 22 reikalingas. Vo, viršui kabo šitam. Tai ne tavo ir ne tavo. Pusė to prisuksim. Vieną sugrėšim tada. Taip, tai šitą tada reikia prisukti. O tą reikės biškį pataisyti. Nu, sukas. Palauk, taip, palaikyk biškį rankom. Ja? Aha. Palauk, ne, reikia priveršti, matai, nu eina vis tik tai. O, taip. Nedaug trūksta. O, puikiai. Profesionaliai. Tave grėbė, čia visus grėbė. O žinai, kas labai grėbė, o dabar tiesiai prieš duris, tiesiai nugarą pučia labai stipriai. Reikia arba duris susidaryt, arba į šoną, tai, bet greičiau turbūt duris susidaryt, jeigu su visko persikrūstyti šoną. Tai. Ko čia tai man sunkiai eina? Ant medžio kalsi? Kilstelt? Nu, badyk. O, jie kaip gerai. Medžius pirkliuoja. Reikia įsižiūrėti, nes labai garsiai. Palauk, perkalk. Tavo rankas stiprės. Viskas. Gal dar daugiau į priekį reikia, ta prasme. Čia, baba. Sueina? Duok. Nu, jei, čia mes dviesi padarysim. Kalnus paversim. O, gerai. O, turime. Palauk, tai čia. Pažiūrėk ten tarsi. Gerai? Ople. Oi. Kur? Tai jau tiek tam baika gal, ar ne? Dar reikia pareguliuoti biškį į šoną. Reikia per vidurį dabar škernuoti. Kai jisai yra, tai... Tai. Rasim. Kreidutė, negerai. Gerai kreidutę, matysim. Tai jo, bet mes padarysim stačiai, žiūrėk, tai. Čia tikrai gerai lygiai. Žiūrėk, va. O kodėl? Visai šonė. Jį nereikia. Nu, va, reikia sudarint. Biškį užkabinsim. Taip, čia maždaug lygu. Jo, šakės. Senai nevirimo nieko. Pasikartosim, viskas bus gerai. Tai aš čia dabar neatsimaisinu. Gerai. Taip, va. Ir va taip. Kęstutis atėjo. Pagivirinsiu toj, va. Man sakė, žinai kaip padaryti, va taip, va, Kęstuti, va. Jo. Eikš biškį palaikysi, jeigu gali, nelabai gali. Man vienam neišeina, aš jaudinus. Va taip, gerai. Ką kabint pirmą šitą? Čia? Čia. Palabiškį tada dar čia. O, gerai. Vilna tai matau. Kurgi čia dabar? Lemba, man žinok neužtemsta jisai, pasižiūrėk. Ne šitas skydas? Teisingai. Kęstuti atsargiai. O, jisai be skydelio varo. Duok. Aš žiūriu, kad... O kodėl man tas neužtemsta, jisai blogas? Duok, Kęstuti, biškį. O, kiek gerai. Galite dabar šveisti? Nu gerai, žiūrės, kiek man gausis. O ko, šitą biškį įtampą pamažint reikia? Inžinierius išėjo, kažkas paskambino. Skamba tik tai gražiai, o ar čia iš tikrųjų susivirino gražiai, nežinau. A, padarė? Ne, tai parodė. Tai V? O aš aukštien žemyn, kažkodėl kaip su tempu pripratęs.
Nu, va, laikikliai privirinti. Bandysim patyrėmelis tvarkyti. Susimatavom kampą. Reikia privirinti dabar prie šito vamzdžio. Oi, turi tilt. Oi, kaip gerai. Nu va. Oi, pataikysim, viskas bus gerai. O, nu va taip, čia prie traktoriuko. Vietos yra kur, pakabinsim grandinėlės. Viskas į priekį. Tikrai vėjai. Smožinsim? Faktas, galėjau gydyti kameras. Visą laiką reikėjo su Zaporožiečiu išmokęs vairuoti. Blemba Mersą tikrai pavairuosi, nu? Gerai, važiuoju. Tai kaip gerai įrašas palaiko. Tau tai viską čia padarysim, tu tik tai filmuokis. Važiuojam traktoriam. Kas tai davė? Jau kūrinį savo davo. Leiskite savo transporto priemonės. Labai Gerai, dar paleid. Na ką, tai nereiškia, kad tai va, vandens labai. Savo Kiek gera procedūra. Gera procedūra. Toliau paleid. Važiuojam. Ar pirmas gal? Ant pirmas tai bus vaikliūrza jaučiu. Važiuok ten, kur puikiai daug pasakyti. Taigi taip reikėjo važiuoti. Nu negreitai. Jo, bet nedirba virbalai. Tai stokas o tavo gal, nu. Gal centrinė reikėjo biškai susukti. Nu. Aišku, kad laukia bus ilgiau. Gali žemiau leisti šiek tiek iki pat rėmo beveik. A tą viską pamažinti? Tai tu sukis, ko tu pagalvoji? Tai išarti pievą. Taigi... Vasario 2 diena mes pievą sakenom. Gal reikia centrinį išsisukti iš ilgai. Nu, Maskvos. Aišku, bet taip, jis savo žmonį važiuoja. Reikia samdyti dabar dėlį Ramūną. Gal tai biškį, ar iš audžių išo pažiūrėti? Samanas. Samanas išplėšė. Iš pievas gerai, va. Galėsi iki nepasakė, kaip pievą yra matyti. Sargi, kaip daro. Ir kūrinius. Tai galerimas bavęs turs. Du ratai. Nu, vis tiek, nu, biškį. Reikia pradėti pradėti, tai šiandien nuvarti. Skudelį čia, pračekas. Malta. Gal ar vienu tu važiuoja? Bet tavo golis tai mūsų nereikia. Tai ne čia, gal atėmą. Tai pavargat kuras baigėsi? Ne mano blogas, tai... Tai dar baigė iki galo? Jo. Tai bet reikia pilnai nuleisti. Jo, ir jis man pavadė biškį nuspaudžia. Tu tik iki keliuką šito. Na va. Projektas eketėlės pabaigtas. Visiems iki.
prašom paspausti sekti ir varpelį, kad nepraleistumėt mano video. Visiems iki pasimatymo.